Pavasaris yra puikus laikas sustiprinti po žiemos nusilpusį imunitetą ir tai ypatingai svarbu augintiniams, kurie nėra maitinami super premium klasės pašaru. Kokius papildus reikėtų rinktis? Vienas iš rekomenduojamų papildų pavasariui tai yra lašišų aliejus. Jis ypatingai tinka kailio keitimosi periodu, nes jame esančios omega-3 rūgštys padeda užtikrinti gerą odos ir kailio būklę bei apskritai sustiprinti imunitetą. Dar vienas papildas ypatingai tinkamas pavasarį yra mikroziogenas. Ir kodėl būtent pavasarį? Tai todėl, kad po žiemos mes tikrai galime pamatyti lauke įvairių supuvusių lapų, žolių ar netgi nugaišusių gyvūnėlių, kuriuos suėdęs mūsų augintinis gali netgi ir apsinuodyti. Tai mikroziogenas padeda pašalinti toksinus iš organizmo, subalansuoti virškinimo sistemą bei apskritai sustiprinti augintinio organizmą. Na ir taip pat galima rinktis multivitaminus, tai yra tokie vitaminai, kur vienoje kapsulėje galite rasti net keletą skirtingų vitaminų, tarp jų ir A, B, C, biotinas, D vitaminas ir jie tiesiog visi kartu visapusiškai stiprina augintinio organizmą, gerina imuninę sistemą, taip pat stiprina kaulus bei sąnarius. Ar visus šios papildus reikėtų duoti kartu? Mikroziogeną tikrai galite derinti prie kitų vitaminų, nes tai yra natūrali priemonė, visiškai puikiai deranti tiek su pašaru, tiek su kitais papildais. Na, o dėl visų kitų papildų reikėtų pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju tam, kad išvengtumėte vitaminų perdozavimo.